Kokie įspūdžiai po pergalės? Neblogi, tikrai. Puikus įspūdžiai. Blemba šiandien tikrai padirbėjom įspūdingai gerai, kovėmės iki pat galo, parodėm savo charakterį. Po pirmųjų, tiksliau po antrųjų, po pritos savaitės tokių nesėkmingų varžybų padarėm geras išvadas, padarėm gerai paruošę namų darbus ir šiandien tikrai parodėm, kad vis dėlto dar galim pakovoti. Žaidimas pasikeitė kardinaliai palyginus su antrom rungtynėm. Čia tai įgaunate po biškį jau sportinę formą? Na, buvo pirmos 2 savaitės tokios labai sunkios, praktiškai dirbom vien lauke be kamuolio ir tikrai tai atspindėjo varžybų metu. Ir dabar šiek tiek gal šią savaitę grinai dirbom su kamuoliu aikštelėje ir treniravomės, ruošėmės ir tai parodė šiandien, kad tikrai forma gerėja. Ir plus neturėjom žaidėjų, traumuoti kai kurie žaidėjai pas mus yra. Tai va prisijungė pas mus dar porą naujų žaidėjų, dabar galėjom pasižaisti per treniruotis 5 prieš 5 ir tai iš tikrųjų parodė, kad forma tikrai nėra ideali, bet po truputį gerėja. Ir tas tarpusavio supratimas irgi didėja? Be abejo, visiškai nauja komanda, visi susirinkę iš skirtingų vietų ir po truputį kiekvieną dieną vis geryn ir geryn, bet dar tikrai užtruks nemažai laiko ir reikės daug dirbėti iki pilnos kokybiškų žaidimų. Ir ko čia nelemiamais momentais ėmėsi iniciatyvos, kaip pats jautiesi komandai? Neblogai, tikrai. Tikrai viena komanda nori dirbti, visi stengiasi, negali kamuolį, visi pasuoja. Tikrai, kol kas viskas gerai, normaliai. Ir tie tritaškai pagaliau pakrito? Na, žinot, negalim sakyti, kad pagaliau pakrito, tai vieną dieną pakris, kitą dieną nepakris, vieną dieną vienas įmes, kitą dieną kitas įmes. Na, šiandien tokia diena buvo, lėčiau sekėsi, pataikiau, kitą kartą kitas įmes. Kas nutiko rankai? Nieko, tai čia jau tokia sinchroninė trauma, tęsiasi praeitą savaitę išnarino nykštį, dabar jau praktiškai visą laiką reiks kaipuoti, kol sugis, nes vėl menkas prisilietimas vėl grąžina į tą pačią būseną. Taip kad reikės pasisaugoti dabar. O tu žinai, kad tapai istorijos liudininku, nes Juventus pirmą kartą šiandien laimėjo prieš LKL komandą? Faina, ne, tikrai nežinojau. Tikrai malonu būti šitoj istorijai.